Sveiki, visi įsijungė Delaware kanalą ir šiandien aš žaidžiu Grand Theft Auto San Andreas multiplayerį. Tai jo, praeitą kartą buvau įkėlęs Battlefield 3 video, bet dabar aš galvoju naują žaidimą pažaist. Aišku, tai nereiškia, kad aš nebežaisiu Battlefield 3. Ateis ir kiti epizodai, tiesiog jų palaukti tai reikia. Tai jo, štai va naujas žaidimas, viską mano kanale. Šitą žaidimą aš pats jau seniai žaidžiu, iš tikrųjų jo esu labai atsižaidęs, tik tai va nekalbant apie šitą serverį. O šitame serveryje, kas čia šaibų nieko neturiu pinigų ir šiaip mano skillas, XP, RP, viskas nieko aš beveik neturiu. Šiais laikais va sampa visas, 90% viso sampa sudaro va roleplay serverį. Čia dabar nekalbant apie lietuviškus serverius, nes čia dabar aš žaidžiu ne lietuviškame serveryje, o man atrodo, kad šitas yra čekiškas, o koks nežinau tiksliai, bet aš žinau tik tiek, kad jo, mažai tokių dabar yra, kur geras skriptas yra ir yra ne roleplay. Tai vat įdomi yra pažaisti viską taip normaliai, tai prasme pačilinti viską. O lietuviškų serverių situacija, tai kaip ten visi tie serveriai yra tikro išgyvenimo, ta prasme tikro gyvenimo ir taip toliau. Ten visi LMG, sargai, Greenside'ai, visi tie pagrindiniai projektai. Jie geri serveriai yra, kai kurie turi ir minusų didelių, kai kurie ir pliusų turi didelių. Vien žodžiu ten, kaip čia pasakysiu. Yra ir gerus, yra ir blogus, čia tiesiog tavo pasirinkimas, kur tu nori žaisti. Padedant iš šono tuos kitus serverius, šiandien mes sutelksime dėmesį į šitą. Tai vat, matot, važinėjau čia su savo buletu viską po San Fierro miestą, mes ką tik buvom Las Venturas, čia tiek prakalbėjau. Tai ką mes dabar galim veikti? Iš tikrųjų čia daug ką galim veikti. Tai pirmą mes galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, kokius čia darbus galim dirbti, jobs. Tai pavyzdžiui, kad čia turim policiją, paramedikai, firefighteriai, gaisrininkai, ta prasme, next. Žodžiu, labai tokie primityvūs darbai. Tai pažiūrim, ko mes čia galėtumėm padirbti iš tikrųjų. Kažkuo, ta prasme, įdomaus. Aš anksčiau dirbdavau dažnai, drug kurjer. Nes visų pirma labai daug šaibų duodu. O antra, tai įdomu yra, nes metai gaudo. Ten reikia transportuoti narkotikus ir jo labai daug mentų iš tikrųjų gaudo. Tai manau, reikėtų pabandyti vėl pažaisti drug kurjerį. Nes iš tikrųjų ten veiksmai yra daug. Tai važiuojam dabar į bazę. Kaip tai čia mano naudai prie pat bazė yra, tai keliaujam į vidų. Čia turėtų būti porą motokrasinių, bet šūdas, nėra nieko. Turėtų būti bent 3 čia pastatyti, bet nieko nėra šiek. Bet kadangi aš irgi ne iš kelmo spirtas, tai galima tiesiog paimti, lipti į policijos mašiną, paspaus dvejetuką, išlipti ir varyti, suimti tuos gaidžius, kurie dabar vežioja narkotikus. Nemanau, tas bus sunkiai, nes, pavyzdžiui, mes čia galim šiaip pastovėti prie vartų. Anksčiau ir vėliau turėtų parvažiuoti, bet taip sėdėti čia neįdomu yra, tai važiuojam geriau paieškoti jų apskritai. Gerai. Čia graži žolytė, viską. Request for backup expand the north. Kažkam reikia pastiprinimo, bet mes ne tą norim dabar daryti. Tai paieškom gaidžių su motokrasiniais. Gerai, ką čia turim? Reik dabar... mentų yra pilna iš tikrųjų. Reik mums pasižiūrėti žemėlapį, pavyzdžiui. Dabar pažiūrim, ką turim. Čia nieko neįsuprasti. Tad kiek čia daug metų vienoje vietoje, what the fuck. Per žemėlapį matot. Daug perkamų namų yra, viską. Čia būtų visi išpirkti, jei ne tas apribojimas toks laiko, nes man atrodo, kad kai nusipirki namų, tu jį gali turėti tik 10 dienų. Tai jo, paieškom biškį nusikaltėlių. Į kur jūs esat? Gal štai vienas ir pravažiuoja, ką aš žinau. Ne, čia paprasta.
Praleidžiam jį, važiuojam toliau, ieškom. Manau, mums reikėtų sugrįžti šiek tiek į San Fierro ir, geriau patikot tų Sančezų ten bazį. Nes, čia, kol aš juos surasiu, tai praeis amžinybė. Prasuksiu ir grįšiu, kai būsiu San Fierro. Man atrodo, kad štai, va ko mums reikėjo, Sančezą vieną. Kitaip tariant, krosnio, job ir rašo, parašiau ir viskas, deliver drugs to the destination in El Corona area. Reiškia, mums reikia nugabenti narkotikus į El Corona, kuri yra Los Santos. Tai važiuojam. Kažkas parvažiuoja, štai ir taip galvau. Turim vieną agurką, Čitach mašina, greit sportinė mašina, tai mums bus biški sunkiau. Bet vis tiek turim šansų jį pranešti. Tarsi, man gal ir nereikia pranešti, man tik reikia, kad jis neįstatytų manęs į kampą. Tai dabar stenkimės kuo greičiau patekti į El Coroną, kad mūsų kiti mentai, jo draugėliai, neįspaustų. Paėjo. Man atrodo, aš nustūmiau tą komentą, a ne komentą, vėl Čitach. Man atrodo, kai jie turi daug šitai policijos taškų ar kažką ten, jie gali vairuoti va tos Čitachus. Blemba, kad lagas mano naudai. Gerai, tada pažiūrėkim tą gaidį. Važiuokim gražiai čia, nebereikia sukt galvos, nes jisai jau yra belė kaip už nugaros. Atsipiš susirimau, Gerai, jau tu atvažiuosim. Štai, tiek dalyko. Dabar žiūrėk. Всё, varkė. Oho, 12 šaibų. Saibys. Biškai buvau primiršęs, kad duoda 12, o ne 10. Čia kažkoks bonusas yra. Tik galima, atrodo, jau gražiai išvažiuoti iš miesto. Ir gerai. Ai, va, man atrodo, matau vieną gaidį. Taip. Labas. Šūdas. Biškai buvo šūdinai. Bet vis tiek galim pranešti. Nes aš spaudinėjau vat pelytės mygtuką, kad į priekį jisai taip šitais judintų galvą. Va, paliko Los Santos. Vaisiai, man atrodo, ten manęs lauks kitam kartui, tai pažiūrėsim, kaip mes galėsim su to susitvarkyti. Va, galime pasitelkti savo pagrindinių ruožų, tik tai aš padarysiu mini pakeitimą šiam kartui. Tai va, pum. Viskas. Tiek tai reikėjo padaryti. Dabar mes, galim sakyti, apvažiavom visą tą tunelį ten, kur dažniausiai mentai gali, kur dažniausiai jie atsisėda ir laukia. Ten labai sunku pro šoną pravažiuoti, nes prieina. Per atitinkamą atstumą, tai jie paspaudžia, nežinau, kurį ten mygtuką ir beliko kažkokį knopkę paspaudžia ir iškart supakuoja šitą žmogų. Tai reikia per atstumą laikytis, karučiai. Kartais tiesiog važiuoju pysti ir prigauna iš nieko. Kai atrodo, jisai yra už kokių 5 metrų. Gerai, atrodo saugiai atvažiavom, kad čia nieko. Jau turim 6 starus, jau esam visai blemba ne... blėt. Tu gaidį, kur... Ką čia nori? Jisai pradėjo dar sisioti. Jis apsisisiojo iš gėdos. Ateik čia, Debilas. Gerai. Čia išleido. Komisarė, išleiskit mane, čia smirda, karočią primyžo vienas. Davai, greičiau ateikit, Jėzu, aš negaliu kentėti, eiktų savo, kaip man galva skauda padėkit! Man atrodo, žinot ką aš dabar padarysiu, aš paimsiu, susirasiu tą mentą ir aš jį nušausiu dabar. Tiesiog man reikia jį sumedžioti. Pasiruošti biškį, trankom sieną.
Ai, nu šiaip. Ką tu? Ne vėl padusau. No killing. Nu, blemba, killing yra pusė jailo paskirties, tai... Nesipizdavokit. Ai. Ksinčio valytojas. Pradėjo naudoti savo box. Nu, atrodo, mūsų terminas jau eina į pabaigą, tai... Manau, jau galėsiu pagaliau išeiti šitos šudas kilės, nes tikrai smirda čia. Prison 3, 2, 1, go. Jūs paleido. Gerai, tai aš dabar turiu tokių labai griežtų planų, tai pirmą, ką mums reikia padaryti, tai nuvaryti į gunshopą. Davai, judinkis. Čia nieko nesėdi. Gal paės mums prastumt su dušmanu. Žiūrėk. Ai, ne, biškį pastrigom. Ne, gal pravažiuosim. Nu ir pa, štai atvažiavom. Pasirinkimų pilna. Tai kas dar netkreipė dėmesį, mes esam ginklų parduotuvėj, kur yra pilna vat ginklų ir visokios kitokios įrangos. Tai mums reikia tik vieno dalyko dabar. Mums reikia kokio nors medžioklinio ginklo. Sniper rifle. Nu va. Čia bus mums su optiku. Viską sniperis. Nu viskas, gražu. 20 kulkų. Antras žingsnis yra nukeliauti į bazę ir paieškoti jo. Bet mes jį bandysim nužudyti per atstumą, nes jisai supakoja, kaip sakiau, per nežinau kiek mažą atstumą. Karočią aš dėjau skersą, nes jo ten net nėra, tai... Fuck. Jisai dėl manęs tai buvo atvažiavęs ten. Nu gerai, jeigu jau taip, tai aš tada važiuoju pats į Los Santos ir susižasiu jį pats ir, karočią, tada jam tikrai bus pykšt, pokšt, keberiokšt, karočią. Ir aš net nesigailėsiu. Kas čia per хуйня? Dabar žiūrėkit. Ne, mums nereikia taip daryti, nes jisai jau atsirado, tai prasme atvarė. Jo, čia mūsų taikinys. Čia ir yra mūsų taikinys. Dabar žiūrėkit, na. Blemba, Aha, dvies. Nu va, dabar prasidės amžinas gaudų.